Egzaminai. Stovėjau prie savo mokyklos, kur mokiausi 12 metų ir aišku, mes visi žinom, kad 12 klasėje yra svarbiausi mūsų egzaminai. Taip pat ir aš laikiau 6 egzaminus. Lietuvių, matematika, anglų, rusų, lenkų ir istorija. Įdomiausias įvykis buvo su lietuvių egzaminu. Nuo 10 klasės vaikščiau pas repetitorę, kad išmokti stilistiškai gerai rašyti, be gramatinių klaidų. Ir atėjo laikas egzaminui. Atėjus egzaminai, atsisėdau ir apsidžiaugiau, nes pamačiau, kad literatūrinį rašinį gavau žiauriai lengvą temą. Parašiau, išėjau ir vakare kažkaip aš pradėjau jausti, kad kažką aš ne tą parašiau. Na ir pasirodo, aš sumaišiau temas. Mano literatūrinio rašinio tema buvo motinos paveikslas literatūroje. Taip, puoliau rašyti, nes šią temą buvau rašęs dar anksčiau, bet pasirodo, kad aš rašiau ne apie motiną, o apie moterį, kas yra visiškai kas kito. Ir iš egzaminą gavau lygiai 0 balų. Savo matematikos egzaminai aš beveik visiškai nesiruošiau. Išlaikiau vieną iš geriausių. Artėjant dabar egzaminam, 12-okai, nenusiminkit, pasiruoškit ir tikrai viskas bus gerai. Patikėkit manim, aš gavau 0 balų, dabar studijuoju nemokamai ir tai, ko aš noriu.